Dėmesio baldininkai žino. Klausimą pristato baldų turgus. Milžiniškas baldų pasirinkimas parduotuvėse Kaune ir Vilniuje. Apžiūrėk ir turėk tą pačią dieną. Jeigu atsakysite teisingai, jūsų laukia baldų turgaus dovanų kuponai abiems. Kitu atveju abiems jiems bus tos dovanos. Taip, dėmesio klausimas. Kas yra kredensas? A. Mato vienetas, pagal kurį baldų gamintojai apskaičiuoja sofos ar fotelių kojelių aukštį. B. Priengiui skirta batų dėžė. C. Stalo reikmenų spintelė. Gal yra žmonių, kurie žino? Įsivaizduoju. Stalo reikmenų spintelė. Tai čia tas stalčius, ne, kur visi šūdai sudėti. Nu, tipo jo. Bet tu turėtum žinot bent jau kurioje eilėje padėtas. Kredensas? Tikrai ne. Tai tu matei iki jos baldų pavadinimus? Niekad nesusidūrė su kredens. Niekada negirdėjau. Linijai. Darbo linijai. Prudence. Aš suprantu, kad tu gali nežinot, kas tai yra, bet kur tai padėti. Vėl čekis keliaus Stasiulį už nieką. Bet matai, dar neturim, visi trys variantai skirtingi baldai dar. Fotelių kojų aukštį. Gerai, angliškai yra credence žodis. Nu, ką reiškia credence? Vat ir nežinau, yra credence iš... Grupė yra. Tai va, kažką turi reikšti. Plius credence buvo vardas to blogiečio iš naujų Harry Potter filmų su Fantastic Ne Harry Potteris, čia baldas. Žinok, jis pasakoja viską, ką žino gyvenime, o paskui... Credence yra kažkoks biškis religinis toksai terminas, manau. Jo, batų dėžė, sofa. Tai vad galvo, kuris čia religinis. Gal rimtai mato vienetas, pagal kurį baldų gamintojai apskaičiuoja sofas ar fotelių kojelių aukštį? Ne. Nėra tokių. Niekaip, ne? Ne, bet žiūrėk, skirta batų dėžė neturės savo atskirą pavadinimą, aš manau. A ne, tai yra tiesiog batų dėžė. O iš kur tu žinai? O iš kur tu žinai? Bet žinai, nu gal... Kadangi ir tu nežinai, tai gal taip, norėdama jam Iš kur tu informaciją? Tai gerai, o kas yra šiaip stalo reikmenų spintelė? Tai šis stalo reikmenų spintelė, kas yra šis stalo reikmenys? Jo, kas yra? Čia tušinukai Jeigu visą Aš žinau, yra virtuvinis stalas, ištraukis stalčiai. gal yra liniuotė. Ten yra, na, bent jau tai sovietiniais laikais tai stalas virtuviai, kur stalčiai ištrauki, ten peiliai, šagutės. Nu ir lėkštės turėtų būti puodai. O seniau turbūt buvo galbūt tiesiog spintelė skirta ir lėkštėms sudėti. Nu maždaug spintelė, kur didį virtuvinius visokiausius daiktus. Bet virtuvinius. Aš nežinau, nuo stalo. Nu stalo Tu reikmenų. pats paklausai, kas tai yra. Tai stalo reikmo liniuotė ir stalo reikmo, ar ne? Jeigu tau vis reikia. Ar čia Tai yra biuras? rašoma Čia stalo. biuras, Gal yra rašoma. rankų, jeigu yra rankų, tai gal žinot, damos. Kiek mes pagalbos turime žmonių? Vieną. Vieną. Aš taip. Neturit niekas Bet ne visada būna tas vienas. Žinai ką, aš gal visgi jo irgi eičiau prie tada, nes tai yra toks konkretus kažkoks... Bet negi tai matuojama vienas credensas, du credensai. Ne, man tai atrodo, žinok, Credensas yra labiau proporcija, ne, turbūt. Man arba proporcija, arba kažkoks pavadinimas, kuris anksčiau buvo naudojamas ir šiais laikais tiesiog jau nebenaudoja, nes... Bet čia mato vienetas. Negali būti ten 2-3 credensai. Aš šiaip netikiu. Nu tai va, tai arba B, arba C, man atrodo. Batų dėžė gerai, Aš bandau tik tai įsijausti jūsų vietą, žinot, būna, sako, per 2 plytas. Nu, plyta irgi skirtingo dydžio, bet mato vienetas. Tai gal čia yra per 2 kreditus. Aš nežinau. Pavyzdžiui, pusę... Jo, per pusę... Pusę kai ko. Gerai, žiūrėk, Kas blogai, pavyzdžiui, yra su centimetrais? Naudoti centimetrus baldų apskaičiuoti. Paklausk amerikiečių. Arba coliais. Kodėl tu Inches, negali feet, pėdos. paprastų matavimo vieną? Nebent tai yra proporcija, žinai, tam, jeigu tai sofos tau labai aukštis reikia. toks, tai tada... Taugi labai reikia. Nu, būtų gerai. Tai gerai, susikaupk. 5, 4, 3. Žiūrėk, batų dėžė, manau, mažiausiai logiška, nes nu, tai yra tiesiog dėžė. Per A arba C. Ką tu nori? Žiūrėk, aš net mikrofoną užpučiu. Viskas, C. metas. Nu, arba C, rimtai. Nu tai vaskinam, aš C sakau tuo. Nu, ne, aš A sakau. Gerai? O tu A sakai? Aš sakyčiau C. Tu sakytum C. Bet man tas kapitonas letitgi. Ne, Aš gerai, nusimetu, sėkmė. aš jeigu Kol ką kas- nusimetu nuo savęs, žinai, nusimetė, visą jo, jo. jo. Jūs prie A grįžta, taip atmetu, ai nesąmonė, o gal A, Mes gal skidam. A. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerai. C. Tai C. C.
Gerai, aš išfiksavau, aš tik noriu Ir pasakyti, kad negaus kapitonas baldų. jisai ir jisai, man tai tu turi pasakyti, C, taip? Pasakiau C. Pasakyk. Viskas dėmesio, teisingas atsakymas. Pirmą kartą kredenso terminas pavartotas 15 amžiuje Italijoje. Būtent tada šis baldas ir buvo pradėtas gaminti. Jis būdavo puošiamas drožiniais, įvairiais architektūriniais elementais. Jei konkrečiau, tai ne aukšta stalo reikmenų spintelė panašiai į bufetą. Maždaug nuo 16 amžiaus kredensai, tik jau dviaukščiai, paplito ir Prancūzijoje. Jie daryti iš įvairios medienos, faneruoti, dengti tamsiu laku, dekoruoti įvairiais ornamentais. Kredenso stiklai paprastai būna papuošti vitražais, polichromuoti, padailinti raižytų ornamentų. Bravo! Geras klausimas. Ačiū. Ačiū. Pagaliau.